Pakalbėkime šiandien apie mamos balsą ir ką tai reiškia sūnui, ką tai reiškia dukrai. Matote, filmas garsas, kokį mes išgirdome, tai nebuvo muzika. Jo, tai nebuvo kažkokie žodžiai. Tai buvo mamos balsas. Netgi jos įkvėpime mes girdėjom garsą. Ir mūsų kūnai tai labai gerai atsimena. Mamos balsas nėra apie istorijas, kurios kartais vėliau asocijuojasi su nemalumais. Jo, mamos pyktis, mamos kontrolė, mamos tas, mamos nesupratimas. Tačiau mamos balsas iš tikrųjų tai yra už tų istorijų, už žodžių. Tai apie dažnį, kurį mūsų kūnas labai gerai vėl prisimena. Kai mūsų kūnas, mūsų nervų sistema girdi mamos balsą, kūnui nereikia analizuoti nieko. Jis automatiškai atsipalaiduoja, netgi kai protas turi nemalonę asociaciją ar kažkokias istorijas, prisiminimus, praeities patirtis, skausmus susijusius su mama. Tačiau pats dažnis mamos balso automatiškai padeda mūsų kūnui atsipalaiduoti, nervų sistemai susireguliuoti. Jo, netgi tada, kai protas ginčijasi, kaip ir sakau. Tai va, tyrimai jau įrodo, kad mamos balsą išgirdus mažėja streso hormonai, lėtėja širdies ritmas, kyla oksitocinas, draugystės ryšio hormonas, jo, gilėja kvėpavimas. Ir tyrimai parodė taip pat, kad vaikų smegenys aktyvuojasi stipriau, kai girdi mamos balsą, nei svetimo žmogaus. Netgi tuo atveju, kaip girdi mamos balsą, arba gauna žinutę, pavyzdžiui, tekstą jo iš mamos. Ar tai atrodo 30% jo stipriau aktyvuojasi ir smegenys, ir reguliacija nervų sistemos. Negi jeigu tu mama parašė žinutę,